Sėskis. Jau sėsti? Sės, blėt, nu aš nesuprantu. Ateina žmogus ir visiškai jisai, nu, o ką tu galvoji, tu stovėsi? Ei, greičiau. Greičiau, nu. Aš prana pusę geriau. Tai lysk, nu. Pala, išduotai man atsisėsti. Žiūrėk, dabar mes biški, nu, pradėsim juoktis. Jo. Kad, nu, įdomu, atrodo, kad mes šiandien iš tikrųjų mėgojamės pokalbių, kad, kad mums įdomu šiek tiek. 1, 2, 3. Jo. Filmuoja, ne, jau, Ignėlį. Antanai, param pam pam. Tavo motina žiūrkė. Param pam pam param. Sveiki gyvi, mes esam laidoje. Kaip vadinamės? Podcastas. Podcastas. Sveiki, šiandien pas mus svečiuose Instagram. Pas mus šiandien svečiuose žinoma Instagramo. Žinoma Instagramo. Patilėk, biškai. Mano mikrofonas nėra. Pas mus šiandien, mūsų podcastai yra svečiuose, gerai žinoma Instagramo influencerė, ką tik pradėjusi savo veiklą. Mums šiandien papasakos šiek tiek apie save. Tai Julija, pasitinkam Juliją. Neplok, tau neplok, kam tu savo ploji? Esi matęs, kad kas nors pasakyt kažką ir savo plotų. Nu, žinai, kaip arogantiškai yra savo plotų. Julija. Mums neįdomu, blėt, Agnė. Tai, Lina, prisistatyk, papasakok šiek tiek mūsų žiūrovam, klausytojam apie save šiek tiek. Aš... Stenkis įdomiau, kad būtų visiems įdomu žiūrėti. Paskalbė ir taip daryk, išpils kamerą, taip daryk, kaip nors važiuoji. Tai, Agnė, papasakok šiek tiek apie save. Kalbėk! Man... Gerai, turim šiek tiek klausytojų laiškų šiandien. Tai, Agnė, šiek tiek galėjai papasakot žiūrovam apie save, kad jie susipažintų šiek tiek su tavim, kad būtų įdomiau žiūrėti. Tai mano... Kas tavo? Mikrofono nėra. Tai tau nereikia. Tau ir nebus. Bet tu kažką pasakyt nori? Manęs nesgirdi tada. Tu kažką papasakot? Nes tu jaudinkis, ane, apie tai, kaip būti įdomiai. Gerai? Tau nereik mikrofo. Tau nereik! Tai, Agnė, papasakok šiek tiek apie... Pala, biškai, aš noriu pakalbėti. Gerai, Antanai. Nu tai, Agnė, papasakok, ką veiki gyvenime, pristatyk kažką, ką tu nori parduoti savo žiūrovam. Tai jau žinai. Mes Aš žinau, bet žiūrovai nežino. Ar tu pagalvoji, kad aš, tarkime, šiandien dviese kalbu, nes aš... Trysė ir aš. Jo, nes aš šiaip kviešiu tave prie kavos, jeigu aš norėčiau išgirsti apie tai, bet čia mes žiūrovam, mes čia žiūrovam kalbam. Tai ką man sakyti, jeigu jūs žinot jau? Tiesiog pasakyk, ką tu darai gyvenime ir viskas. O tu daunė? Pasakyk į tą kamerą, aš daunė. Aš daunė. Padaryk taip. Ne, aš bloginu. Hujogini, nahai. Influencinu ir aš influencinu, rašau vlogus. Taip. Vlogus rašau ir dar... Aha. Palauk, nelauž bato! Gali savo knygą pareklamuoti. Jis į savo knygą. Žinoma, išneškime knygą, pasitikime, išneškime knygą. Gerai, mus remia Xbox. Kam tu tokius kodėl sponsorius paėmė? Pastoji kiekvieną kartą. Tu galvoji, visi nori mus remti. Taip, paim paprastai ir remti. Palabiškai, tu matai, kad mes... Čia yra žiauriai gera schema. Tu irgi palauk. Kas tu? Ir ką tu Tu padarysi? jauties, ką įdomi čia? Ką tu pasakysi? Reikalinga tu čia ką? Kam? O kam tu pasakysi? Aš rėmėjau. Imk, sakyk, kiek tu rėmėjų? Ne, padai pabūkė kinga. Dai pabūkė kinga. Pasijok, nu. 1, 2, 3. Juokink, princesė, influencinių tinklų, ble. Juokink, influencerių. Kodėl aš ne... Davai, nebūk bobo, neverk, blėt. Sai. Tai pasak. Mūsų remia šiandieną Technology kažkokia tai įmonė. Technology įmonė, pati geriausia. Evaldai, sakyk, ar tu naudojasi Technology įmonė? Jo, žiauriai naudojas šitą įmonę, man labai patinka ir... Labai gera įmonė, labai. Ir aš tai pasijungiu tą internetą ir aš tenais taip spaudžiu ir man viskas, aš paskambinu, man greit atsako, man viskas žiauriai gerai. Visą parą dirbantis ten žmonės. Ir naudojasi Agnietė. Agnietė naudojasi mūsų... Julija irgi sako, kad labai gera paslauga. Tiesiog sakyk, man labai patinka. Ir svarbu paminėti, kad visą parą dirbantis žmonės tenais. Bet gerai, ten kas kur dirba. Tiesiog pasakyk, kad gerai yra! Prašau.
Nu, technology įmonė, pati geriausia pasaulio įmonė. Tai taip. Ne, tu dabar pažiūrėk su savo jibanom akim, pažiūrėk tą kamerą, sakyk, technology įmonė, pati geriausia įmonė. Geriausia įmonė, technology įmonė. Kad įtikinamai būtų. Šypsen, parduok. Technology įmonė. Technology įmonė. Ir aš taip ir einu. Evaldai, žinok, kaip tau praeitą savaitgalį buvo, man nesvarbu, bet aš tau papasakosiu. Aš galiu dar pasakyti, jeigu... Ne, man nesvarbu, kaip tau sekėsi, bet aš asmeniškai, aš paimdavau ir eidavau su tuo savo kompiuteriu ir naudodavau technology įmonę. O ten, jeigu ką, galima... Aš supratau jau. Aš namuose buvau šiandien, atsikėliau. Buvo namuose, atsikėliau. Nuvariau į vonę ir kai maudžiausi, naudojau technologiją. Nepamirškit mūsų pasiekti Facebook'e, Instagram'e, visi turim Yahoo paštą, taip pat nepamirškit mūsų susirasti per vietinės. Ir taip pat nepamirškit mane sekti Instagram profilyje. Tai spa centras Birštonas jums ir jūsų šeimai. Taip pat Renata Ulbinienė, mano fake accountas, taip pat Arūnas Dulkys, būsimas apsaugos. Taip pat ir Arūnas Dulkys, dar vienas mano profilis, sveikatos apsaugos ministras būsimas. Taip, aš irgi noriu, mes dar turim Facebooką, visi turim Facebookus, pasiekit mūsų Facebook'e, Twitter'e, Reddit ir dar TikTok'e. A tu TikTok'ą turi? Tai jo turi. A tu TikTok'ą turi? TikTok'ą turi. Tai pašok, gražuolė, kokį nors TikTok'ą šokį. Pašok. Ignai, gali nueiti iki mano laptopą, paimti laptopą ir atnešti. Ignelė, gali visą mano nuotraukų albumą atnešti? Ignai, gali atmest mano telefoną, ačiū. Ignelė, gali dabar padaryti selfie mūsų? Gerai. Ignai, gali nuvažiuoti tik mano namų, aš man atrodo virdulį palikau jungtą. Ignelė, gali nubėgti mašiną pašildyti? Pagazuok tai biški, gerai. Ignelė, gali savo šūdą suvalgyti? Ir... Čia nieko nėra. Čia žmogaus jokio nėra. Gal nesaimės, atrodo daugiau pinigų turim. Taigi, Renata vardas. Julija. Nesvarbu. Papasakok tą istoriją, kur tu sakai, kad įdomi istorija bus. Taip, tai ėjau su draugiam, čia vat neseniai mieste. Taip, kol kas nelabai įdomu, bet... Varėm į Akropolę, tenais žiūrim akcijai yra. Šiek nesakyk Akropolės, nu toliau. Tai kaip man? Sakyk kažką, parduotuvės, prekybos centras. Į Norfą nuvarėm. Ne, prekybos ženklo nesakyk! Nuvarėm su draugiam. Parduotuvę. Keliese. Į parduotuvę. Keliese. Ir ten tryse. Tryse smagiausia. Wow, kol kas žiauriai įdomu, kol kas žiauriai gerai varyk. Ir čia žinokit, buvo bairis, nes negalvom, kad bus tą dieną nuolaidų. Aha, wow. Nuolaidų. Aš žinot, kas turi nuolaidų? Technology Company pristato jums 30% nuolaidą tik su mūsų kodu. Koks kodas? Pod 13. Pod 13, tik tais 30%, net 30%. Gerai, toliau pasakok. Ir mes tai stories kaip tik darėm stories Instagramą. Super, labai įdomu, jo. Ir žiūrim. Ir į tryse darėt stories. Į stories. Aš padariau story. Aš biškai pertrauksiu, atsiprašau laiką. Blet, nedaryk to savo šipsinėlės, nes aš lapysiu galvą kiekvieną dieną. Toliau. Ir mes padarėm stories. Ir kai aš jau norėjau kelti story į telefoną, aš žiūriu tarp to storio, kad yra nuolaidos. Kaip nuobodu pizda, davai kažką įdomiau. Bet mes nematėm, bet aš kai kėliau... Ne, kita istorija, gerai. Tu pridėjai kažką, užsipuolė mus, ar ten kažką, kad žaistų jo. Kažką biškai ant moterų. Gerai, kita istorija. 1, 2, 3. Pamini, kai buvote šią savaitę. Papasakok. Šią savaitę. Jo, šią savaitę varėm su draugiam. Į parduotuvę varėm. Blet! Tai ačiū, kad žiūrėt mūsų žiūrovai. Nepamirškit, Technology įmonė. Noriu padėkoti visiems Patreonam ir jeigu norėsit pamatyti behind the scenes turinį, va kas vyko visi failai šito filmavimo, nors taip tas visi filmavimas fails buvo didelis, bet
galit sumokėti tam Patreon, man ir bus. Ir noriu padėkoti Tomui Bartaševičiui, Tadui Vileikiui ir Filip V. savo geriausiam Patreonam. Dėkui visą.